aš atėjau sakyti šokėjom, bet jūs dainininkės prisistatėte, ar ne? Dar nebuvo, tuoj laukiame jūsų siurprizo. Taip pat kviečiame dėti į e-twinning projektinę veiklą. Nesausainius, nesaldainius. Na ir buvo šeštokai deklamatoriai, merginos. Prašom, atstovą. O dabar kviečiame pasiklausyti 10-oką atliekamos dainos. Ir dabar dar norėčiau suteikti žodį mūsų pavaduotojai Aldutei Kazlauskienei, kurie įteiks pažymėjimus mūsų mokiniams. Taip, liko patys iškvėpingiausi. Žodžiu, dabar vaikai visi projekto dalyviai gaus šiandien e-twinning pažymėjimą. Pirmiausia, kviečiu, ko gero, kad negaišinti kam labai laiko, kviečiu vienos klasės atstovą ir paskui tos pažymėjimus pasidalinsim. Taip, tik tiek, kad noriu priminti, kad projektas I Like Pets, kadangi jau jis yra užbaigtas ir spalio 4 dieną yra jam suteiktas Europos kokybės ženklelis. Ne tik, kad suteiktas ženklelis, bet ir jūs vaikai, visi projekto dalyviai gaunate mokinio kokybės ženklelį. Tai va čia yra visiškas originalas iš Briuselio. Pasirašo, aišku, nacionalinės paramos tarnybos direktorius Vaino Brazdeikis ir
centrinės paramos tarnybos Mark Durando, tai yra Briuselyje. Tai va, kviečiu 6 klasės atstovą paimti ir bus kiekvienam vaikui pasidalinsit pažymėjimus. Prašom. Toliau kviečiu 6 A klasės atstovą, kurie dalyvavo Language and Art Gallery. Prašome 6 klasės atstovą Language and Art Gallery projekto vieną dalyvį. Visiems pažymėjimai. Aštuntos klasės atstovą už projektą Live Dictionary. Ir 8 A klasės atstovą už projektą Teenage Dreams and Teenage Reality. Tarp kitko, šitoje krūvelėje bus kai kurie pažymėjimai su tokiu ženklu. Ar matote apačioj? Su medaliu. Tai yra patiems aktyviausiams projektų dalyviams. Na, kai kuriem. O kitiem tiesiog pažymėjimai už dalyvavimą. Prašom. Taip pat 10 A klasės komandai, taip pat irgi bus kai kurie labai ypatingi pažymėjimai už labai aktyvią veiklą. Na ir be abejo, tai įpareigoja ir toliau aktyviai dalyvauti. Tai prašom. Ir 10 B klasės. Čia mažiau truputėlį yra Laura Bielskytė, Samanta Juškaitė, Karolina Kaslauskaitė. Ar yra kuri nors mergina? Nėra, tai perduosim vadovai. Taigi, vaikai, kaip jaučiate, projekto toks baigiamasis renginys baigėsi. Ne viskas, jūsų laukia skani popietė. Visus dabar kviečiame į muzikos klasę pasivaišinti.